Lietuvos inžinerijos kolegija pristato projektą, skirtą tvariam mikrožalumynų auginimui. Projektas apima parodomuosius bandymus ūkiuose, kurių metu išbandomos naujos, aplinką tausojančios technologijos ir alternatyvios auginimo terpės. Projektas skirtas skatinti ūkininkus naudoti aplinką tausojančias technologijas, taip pat supažindinti ir plėsti daugiau žinių apie mikrožalumynų auginimą ir žinoma, kad ūkininkauti tvariai. Projektas yra skirtas visiems ūkininkams, fiziniams, juridiniams asmenims, tie, kurie užsiima žemės ūkio veiklą arba dar planuoja užsiimti šitą veiklą. Kodėl mes pasirinkome būtent mikrožalumynus? Mikrožalumynai yra priskiriamas prie funkcinio maisto, tai yra labai mažo kaloringumo, daug maistinių, vitaminų, skaidulinių medžiagų turintys augalai. Šiuo projektu siekiama ūkininkus supažindinti su aplinką tausojančiom technologijomis, mikrožalumynų auginimu ir, žinoma, taikyti tvarų ūkininkavimą. Ypatingai plėsti jį Lietuvos ūkiuose. Kodėl mes pasirinkome mikrožalumynus? Mikrožalumynai yra populiarūs ne tik tai Azijos šalyse, vakarų šalyse, bet ir Europoje. Pripažintas kaip sveikas funkcinis maistas, tai vadinasi, jisai turi mažai kalorijų, turintis daug maistingųjų ir skaidulinių medžiagų. Projekto metu buvo įdiegta 10 parodomųjų bandymų. 5 iš jų šiltnamiuose, kiti uždarose patalpose. Atsižvelgiant į aplinką ir auginimo sąlygas buvo įdiegta apšvietimo ir laistymo sistemos. Šiame bandyme ypatingas dėmesys skiriamas tvarumui. Tai reiškia, kad auginant mikrožalumynus siekiama tausoti aplinką ir racionaliai naudoti išteklius. Vienas svarbiausių aspektų – auginimo terpės pasirinkimas. Tradiciškai naudojamos durpės laikomos neatsinaujinančių išteklių. Todėl šiame projekte buvo ieškota alternatyvų. Pasaulyje mikrožalumynai auginami jau ne vieną dešimtmetį. Ir aišku, yra išbandytos įvairios technologijos. Pradžia buvo tiesiog auginti substrate arba komposte su durpėmis, bet su laiku atsiranda vis naujos galimybės. Ir žinant, kad durpė yra iškastinis šaltinis ir būtų gerai jos atsisakyti su laiku, kad kompostas nebūtinai reikalingas mikrožalumynam, kadangi jiems nereikia daug maisto medžiagų, bus tiesiog pabandyta panaudoti kitas priemonės vietoj šitų substratų. Mes ir pasinaudojom šitą patirtimi ir panaudojome jau esančius gamyboje kanapių pluošto kilimėlius. Tai yra, tokia kaip ir antrinio panaudojimo žaliava, kada gaminama iš kanapių pluošto, kurį reikėtų kažkam tai panaudoti, kad nereikėtų išmesti. Taip pat jau nemažai pasaulyje, turbūt pati populiariausia paplitusi priemonė, tai yra kokoso pluošto kilimėliai, kur vėlgi naudojant kokosus maistui lieka pačio riešuto kevalas, kuris naudojamas tiek substratų gamybai, tiek tuo pačiu šitie kilimėliai ir mikrožalumynų daiginimui. Taip pat buvo naudojamas vermikulitas, vėlgi natūrali medžiaga, kurioje ypatingai gerai dygo stambios sėklos. Tai yra žirniai, pupelės, tai stambiom sėklom tikrai labai šitas substratas buvo tinkamas. Bandymo tikslas – įrengti šiltnamius, išbandyti automatinės laistymo ir apšvietimo sistemas. Niekaip neišaugintume mikrožalumynų be vandens ir be šviesos. Ypatingai šviesa aktualu uždarose patalpose, kur nėra natūralių šviesos šaltinių. Taip pat auginant šiltnamiuose, kada yra pavasario, žiemos sezonas arba ruduo, tos šviesos taip pat trūksta. Todėl reikalingas papildomas apšvietimas. Papildomam apšvietimui naudojama LED šviestuvai, seniau būdavo paprastesnės tos lempos, bet dabar, turint geras LED technologijas, šitas lempas reikėtų naudoti. Atsižvelgiant į auginamą augalą, reikėtų žiūrėti, kad būtų apšvietimas maždaug 700 liuksų ir, aišku, labai svarbu šviesos spektras. Žalumynam turėtų dominuoti mėlynos spalvos spektras. Todėl orientuojamasi, kad apšvietimo lempos būtų 6000–6500 kelvinų. Kiekvienu atveju, auginant mikrožalumynus, reikėtų pasikonsultuoti su specialistais, apšvietimo specialistais, kad įvertinę jūsų patalpą parinktų tinkamiausią apšvietimą. O laistymas jisai reikalingas viso auginimo metu, tiek subrinkti sėklom, tiek vėliau, kad daigai nesudžiūtų. Ir patogiausia, aišku, naudoti laistymo sistemą, kuri automatiškai palaiko reikiamą drėgmės kiekį.
Ūkininkai sėjo skirtingų rūšių mikrožaluminus įvairiose terpėse ir stebėjo, kaip jiems sekasi augti. Bandymo metu buvo vertinamas derliaus kiekis ir kokybė, taip pat dygimo energija ir augimo laikas. Tai yra maži augalai, kurie gali užaugti iki 10 cm aukščio. Mikrožalumynų auginimo sąrašas yra labai ilgas. Tai gali būti ir įvairūs bazilikai, garstyčios, pupos, pupelės, žirniai, įvairūs lapiniai kopūstai. Lietuvoje buvo eksperimentuojama ir auginama iki 21 veislių ir rūšių augalų. Šio projekto tikslas yra kuo daugiau pabandyti įvairių mikrožalumynų rūšių ir veislių, kad ūkininkai galėtų patys išsirinkti jiems geriausią ir optimaliausią variantą. Mikrožalumynai auga labai įvairiai. Gali pradėti dygti nuo 2 dienų iki 21 dienos. Greičiausiai auga garstyčios, ridikėliai, jie išdygsta per 2-5 dienas, o ilgiausiai salierai, jie gali dygti 21 dieną. Jų derlius nurenkamas tada, kai jie išleidžia 1 arba 2 tikruosius lapelius. Jų derlius naudojamas iš karto, panaudojimas yra įvairus. Salotoms, žoliesiems kokteiliams, garnyrams, kaip tik tai fantazija leidžia, todėl kad kiekvienas jų yra unikalus skonis, gali būti salsvas, gali būti kartus, taigi labai gerai paskanina ir pagardina patiekalus. Mikrožalumynų auginimas – tai ne tik perspektyvus verslas, bet ir galimybė ūkininkams rasti alternatyvius auginimo būdus. Kadangi parodomieji bandymai buvo vykdomi 10 ūkių, tai tikrai pasitaikė labai įvairios sąlygos, ypač skirtingos buvo patalpos. Vienos truputį apšviestos, kitos visai neapšviestos, drėgmė, temperatūra ir aišku, siejant žalumynus keletą kartų pasitaikė ir skirtingos mikroklimatinės sąlygos, tiek patalpos, tiek šiltnamio temperatūros, buvo tiek gal šiek tiek kartais per mažos, kartais optimalios, kartais ir netgi per karštą. Todėl galima pasakyti, kad mikrožalumynam yra labai svarbu optimali temperatūra ir drėgmė, tai yra optimalios mikroklimatinės sąlygos, nes esant per mažai temperatūrai greičiau įsimeta pelėsis, pailgėja dygimo laikas ir gaunamas prastesnis derlius. Kada labai karšta, vėlgi sėklos sunkiau dygsta, gali truputėlį ir sušusti. Ištysta daigai, ypač jeigu trūksta apšvietimo, tai sureguliuoti visus šitus 3 faktorius – temperatūrą, drėgmę ir šviesą – yra labai svarbu. Todėl ir gauti rezultatai buvo ir labai puikūs ir nuostabūs, ir kai kurie galbūt nelabai, bet už tai ūkininkai gavo atsakymus, ką reikėtų pakeisti, kad vis dėlto derlius būtų tinkamas. Ūkininkai, kurie sutiko dalyvauti projekte, labai susidomėjo šitą temą ir šito naujų produktų, kadangi mato galimybės tiek išnaudoti tam tikrą laiką metuose, kada neturi savo kitos produkcijos, taip pat savo turimas patalpas arba turimą erdvę naujos inovatyvios produkcijos auginimui. Šiaip po teisybę apie patį kaip mikrožalumyną, tai sužinojau galbūt visai neseniai, praeitais metais. Iki tol, kad tai yra mikrožalumynas, tikrai nežinojau, vadinau tiesiog daigais. Perspektyvoje matau tikrai daug naudos, tikiuosi, kad visų pirma tai yra naujovė, o kadangi auginame irgi Lietuvai šiai dienai naujovę sausmedį, tai tikimės, kad ir mikrožalumynas bus naujovė ir mūsų ūkio kaip ir galima plėtra. Visi iš prigimties esam šiek tiek mėgstantis patingėti arba daryti tai, kas neeikvoja daug energijos, laiko ir taip toliau. Kiek dabar matau, tai tikrai yra patrauklu, kadangi tai užtruks neilgai ir galima jau džiaugtis, manau, kad per po savaitės gali jau džiaugtis tai rezultatų. Tai tikrai džiugina. Manau, kad galėtume prasitęsti tiesiog savo derliaus laikotarpį. Tai jau išnaudotume pavasarį ankstyvą, kadangi šiltnamis ir augalam jau užtenka pradeda augti iš tikro, kai jau yra bent 10 valandų saulės šviesos. Ir taip pat, kai dabar yra šilti rudenis, tai rudenį galėtume prasitęsti. Šią vasarą teko pabandyti pirmą kartą pačiam auginti mikrožalumynus.
Pirmas kartas nepavyko. Vidury karštos vasaros užsėjom, uždarėm visus langus ir sakėm, turi būti daug drėgmės ir šilumos. Pasirodo, buvo per karšta, nes šiltnamyje buvo turbūt kokie 48 laipsniai ir jie tiesiog iškepė. Tada viską išvalėm, paruošėm iš naujo ir žiūrėkit, kaip viskas atrodo dabar. Puikiai, labai greitai, 3, 4, 5 dienos priklausomai kokia kultūra greitai suauga, greitai reikia valgyti, aš tiesiog net nespėju valgyti. Tikrai auga labai gerai, pasakiškai. Na ir didžiulis malonumas ir privalumas tai, kad ne tik, kad labai gražu greitai sudygsta, bet žiūrėkite, kokie švarūs. Aš galiu valgyti, tiesiog šiltnamyje vaikščiojant, galiu skint, valgyti ir aš žinau, kad viskas yra švaru, ekologiška, higieniška ir labai smagu, kad tiesiog praeidamas nusiskynė žiupsnelį ir suvalgai. Tikrai labai skanu ir gražiai atrodo. Ne tik kaip ir viskas prasideda nuo mamos, tai pirmą kartą pas mamą paragavau. Kitaip negu įprastai, kažkas tai salotos, aplinkas buvo pagardas prie maisto, bet šiaip geras įspūdis buvo, taip. Šiaip aplamai mažai valgom tų žalumynų, dabar aplamai daržovių ir visa kita, tai prie maisto. Tai kaip vitaminų šaltinį papildomą. Ateityje tai tikrai neatmetu tos galimybės, kadangi ūkininkavimas kasmet tampa vis labiau keliantis iššūkius, orai, besikeičiantis klimatas ir panašiai. Apskritai ateityje turbūt bus tokios tendencijos, kad daržininkavimas bus šiltnamiuose, tai manau, kad mikrožalumynai būtų gera niša. Jau kai sumontavus, jau sudėjus automatiką lašinimo, šviesas, jau žymiai paprasčiau. Tikrai paprasčiau, nes vien tik tai, kad automatinis laistymas, atitaikius taktą, tu nebeturi prieiti kažkiek tai valandų vis palėti ir tas, manau, bus vien tik, ne tai, kad vien tik lengviau bus, bet apskritai man leis pradėti apie tai galvoti. Nes esi užimtas ir, pavyzdžiui, sezono metu tu turi išlėkti ir dienai, ir kartais net ir 2 ir parodose sudalyvauti, tai tu negali tiek skirto dėmesio. Ir dėl to automatikas, sumontavimas toks, kaip čia jau yra, manau, tampa realu. Tikiuosi, čia toks kaip eksperimentas, gal, pabandymui, kaip naujovės visi išbando, tai ir aš noriu išbandyti tas naujovės. Tiesiog pabandyti savo draugams, paskui paragauti visiems ir patiks tai visiems auginimo. Galima per vasarą užauginti visai nemažą kiekį mažam plote ir ta kaita, tai manau, didelis privalumas. Kažkaip įsivaizduoju, kad sudėtingiau. Tai pabandysiu ir nustebino, kad labai greitas rezultatas ir labai viskas greitai vyksta, kadangi mes mėgstam naujoves ir bandom visokiausius naujus dalykus, tai tikrai manau, kad tikrai pasiteisins ir tikrai bandysim toliau vystyti šitą reikalą. Kadangi buvo panaudotas auginimui labai skirtingos terpės ir kokoso kilimėliai, ir kanapių kilimėliai, ir vermikulitas, be to tikrai ne vienas ir ne 2 augalai, labai įvairūs, tai kiekvienas ūkininkas galėjo pasirinkti ir iš tikrųjų atsirinko, kas jiem geriausiai augo, kas labiau patiko, kas patiko skonyje ir kur mato galimybės, kad tikrai galėtų užsiimti rimčiau šitą gamybą. Ir manau, kad tai būtų jiems pirmas žingsnis tiesiog praplėsti savo auginamų augalų asortimentą. Taip pat ūkininkai pastebėjo, kad tai yra nenutraukiamas procesas, kad tą mikrožalumynų auginimą galima vykdyti ištisus metus ir nereikalauja labai didelio žemės ploto. Tu gali mikrožalumynus auginti ne tik tai šiltnamyje, bet ir pritaikyti uždaras patalpas jų auginimui. Susipažino labiau su laistymo, apšvietimo sistemomis. Ūkininkai pastebėjo, kad gali būti tokios kaip ir 2 kryptis. Viena tiekti mikrožalumynus maitinimo įstaigom, restoranam, kaip patiekalų papildą, bet taip pat kilimėliai yra labai patogu tiesiog pardavinėti turguje, prekybos vietose, nes žmogui patogu su kilimėliu nupirktą mikrožalumyną parsinešti namo, laikyti galbūt net šaldytuve ir naudoti beveik visą savaitę. Ūkininkai labai apsidžiaugė, kad tai yra betliekė sistema, tai jeigu mes išauginame tiek kanapių ar kokoso plaušo kilimėliuose vermikulite, nieko nelieka, tai nieko nereikia išmesti. Be to galima panaudoti tiek vermikulitą, tiek
atiderėjusius kilimėlius dirvožemio pagerinimui, ar sudėti į kompostą, ar tiesiog užmulčiuoti savo auginamus augalus. Išauginę mikrožalumynus tikrai daugelis ūkininkų ne tik tai patys paragavo, paskanavo, bet pasidalino savo išaugintą produkciją su pažįstamais, kaimynais, giminaičiais, savo klientais ir tikrai pastebėjo, kad susidomėjimas yra, jo labiau, kad tikrai, nors mikrožalumynai auginami jau ne vienerius metus ir gal 10-metį, bet vis dėlto Lietuvos rinkoje jie nėra dar tokie populiarūs ir tikrai yra daug žmonių, kurie net negirdėję ir net neragavę. Tai vat paragavę tikrai susidomėjo ir suprato, kad tai yra ne tik skanu, bet dar ir sveika. Šis parodomasis bandymas parodė, kad tvarus auginimas yra realus ir gali būti sėkmingas.